Na ką, keliaujam į kaimą, mano apranga yra štai tokia, nusprendžiau tokią paplūdimišką, nes Juodkrantėje buvau pamiršus šitą, tiksliau pasiimti Juodkrantės Joną buvau pamiršus. Ką, keliaujam ir užsuksim dar į Uteną būtinai, tai labai nekantrauju, nes labai jau seniai buvau Utenoj. Tai, žodžiu, šiandien yra pirma tokia oficiali pilna diena kaime, bet iš tikrųjų, žinot, taip gera tiesiog pabūti, parelaksuoti ir kartais pasimėgauti tą akimirką buvimu čia ir dabar. Ir man atrodo, man reikėjo labai tokio poilsio, tokių atostogų, tiesą pasakęs, kartais net nesinori imti telefono ir, žinot, viską jums filmuoti, tiesiog norisi pasimėgauti tą akimirką. Tai to noriu ir jums palinkėti, kad kartais reikia pajusti ribas ir galbūt nusistatyti pačiam savo, kur ir kada galima sustoti ir reiktų sustoti ir tiesiog pabūti čia, skirti laiko tom atostogom, tam poilsiui ir tiesiog pasimėgauti laiku, kurį turit. Žodžiu, tai šiandien yra antra tokia pilna ir paskutinė diena kaime. Oras toks labai geras. Išsimaudėm ir dabar štai čia, aš jums parodysiu, reikia apsitvarkyti, nes kaip matot, yra visokių žolių tokių. Tai šiandien tokia rami apsitvarkymo diena, truputėlį darbinga, bet po to mes planuojam važiuoti į Stelmužę, nes ten bus dainuos sutartinės, tai turėtų būti labai gražus renginys. Tai sveiki, žodžiu, mes jau išvažinėjom, bet aš labai jums noriu parodyti savo aprangą. Tai palaidinė mamos, giminaitis Jonas ir basutės iš Deichmanno ir tiesiog baltas kojinės, nes kodėlgi ne. O štai šitą pakaputį su rausvų kristalų kvarcu, man atrodo, pirkau Palangoj. Tai va, į kamerą įdomu. Bet žodžiu, prieš išvažiuodama aš noriu padaryti vieną vienintelę nuotrauką. Tiesiog turiu įsivaizdavimą, kad turėtų atrodyti labai gražiai. Tai dabar atkeliauju prie ežero, padarysiu paskutinę nuotrauką ir tikriausiai šiais metais vasarą daugiau į kaimą nebeatvažiuosiu. Tai liūdnoka, nes sakyčiau, toks kaip jau uždarimas iš dalies, bet tikrai tai dar nėra vasaros pabaiga. Nu, žodžiu, kažkas čia su mano objektyvu atsitiko, bet važiuosim dabar į Uteną.